Sveiki visi, atvažiavau vienas. Sodybą sutvarkyti čia, sniegas aptirpo, biškį reikia čia per žiemą visokio mėšlo visur priskraidę, kažką apsitvarkyti, susivežti. Traktorių didelių net, tokią techniką važiuosim. Aplink sodybą čia, važinėsim. Ten prieš šitakį visokių mačiau, nesąmonių apsirinkti. Čia mediena visokių. Ką biškį. Bandysim padirbti, vėliau atvažiavau šiandien, bet kažkokią valandą, dvi apsitvarkysim. Bandysim, kaip dirba čia tas. Ištimpiau, tik tai dar nekūręs. Sausas. Nelabai nori. Čia buvo padaryta šitą kirastelę mirkyti, bet jau čia ir per mažas biškisai ir supuvo visas. Yra plasmasinių palėčių, reiks šiemet už kokią jau čia, nebeužilgo. Už plasmasinių padaryti didesnį ir kitoj vietoj. O dabar čia kas išpuvo, visas plėvelės. Reiks brezentą klotnis, plėvelės šitoj. Visas sukešta. Ir bus gerai, tad laikys ilgai tas basenėlis. Šiukšlių visokių važiuoju. Tai tų tai paliečiu, tai viską išsivėto. Visokių tokių kažkokių tačką radau net, blemba. Išlindo saulutė, pavasaris grynas. Pumpurai jau formuojas. Tvarkiam sekančio etapo. Reiks suimti šitą šiltnamį griaut, čia viską. Ten dar vienas stovi. Reikia, kol ta žolė nepradėjo čia augti, susitvarkyti, nes paskui apželia viskas. Tai tingisi čia knystis tarp tų. Tai va, šiai dienai užteks. Jau ir čia po 5 jau. Tai va, apsitvarkiam. Reiks važiuoti namo. Ir toj geras oras atlikti. Arba tą griaut, arba varysim, sunuomosim priekabą. Važiuoti reiks. Čia metalo visokio pilna aplink mano tą sodybą. Pėlė kiek visko. Ir tam tvarte čia buvusiam. Tai reiks viską išrinkti. Nes čia irgi vasarą paskui pradedu norėti išrinkti. Viskas čia apauga ir nebekyla noras ten erkiai gaudyti tos. Tai va, sutvarkysim, kol dar neauga žolė. Lėkiau į sodybą. Vėl bandysim
tą šiltnamį čia nugriaut savo. Sniego atsirado kažkiek. Reikia stiklus kažkur į vieną šoną dėti, paskui reiks kažkur vežti, o tas visas nesąmonės mediena į malkas eis. Tai po biškį reik pradėti čia. Kažką draugalo, gal na šitą geriau. Na šiandien pavyko tik porą šonų ir galą įveikti. Čia stiklus, čia vieną krūvą. Čia, nes čia išgriauti labai lengva būtų, bet jeigu stiklų daužyti bet kur, bet gražiai norint, tai čia porą valandų gal. Tiek tik pavyko. Lietus lyt pradėjo, varom šiandien dabo. Rytoj teks atlikti, dabaigsim čia greičiausiai tą visą. Šiandien lekiam nuo ryto. Vėl kavos. Kelių tokių. Sakė, nuvarai po pietų, nieko kudra. Šieną padaryti. Gal dabar ten viens ir stiklins, aišku, šiltą. Tada baigsim. Paskui žiūrėsim. Tada suprok, toks laiko. Nu, baigiau visus stiklus laupyti, bet vis tiek be kraujo neišėjo. Ant paskutinių čia 2 stiklų. Ir susižalot, kad kiaurai vienis per nagą perlinda, tai taip nėra tekę. Oi, čia kraujo buvo. Tai va, dirbs tokia kepurė, kauška nešalt. Ką dabar statom kamerą ir kažkur pagrindinę stoikę varysim, kad griūtų viskas. Nu va, baigta. Tuo visu, čia dabar krūvų pilna tik tai. Bet čia jau daug maž skaidar čia. Jau kai reiks vežiotis viską išvežimui, tada sutvarkysim iki galo. Nu dabar dar biškį pradėjau tą kitą ardyti. Bet kažkaip šalta jau pasidarė, reiks to važiuoti. Tai neišardysiu aš čia jo viso. Biškį praardau, reik tą šiferį nuimti. Ir gal kitai dienai irgi reiks atvažiuoti. Nu, čia pavyko įveikti tiek. Šiandien dar sustos. Jeigu
Bet daug čia liko, iš tikrųjų stiklus dar kažkiek išimti ir viskas, bet atveža siuntos čia iš Norvegijos, reikia važiuoti pasiimti. Tai va, paliekam, rytoj atvažiuosim, dabaigsim ir reikės dar kažkokių darbų susigalvoti. Nebeliko dar vieno šabakštyno. Čia užbaigiau pagaliau viską. Tai va, dabar tik tai čia pelekas tą medieną. Reiks lauk žmogus susirink, čia žada viską, bet kad labai drėgna, tai va, reikia laukt biškį, kol pradžius viskas. Ir važiuosiu priekabam. Įsiveš čia, nežinau, kiek čia reisų reikės, turbūt kokį 15 gal, turbūt. Įsivaizduoju, tokia priekaba lengva. Tai va, einam dar pažiūrėti iki šiltnamio. Jis jau nebuvau gal kelios savaitės, kaip ten reikalai. Ar neperdžiūvė dar niekas, bet neturėtų niekas dar ten. Praškis tikrai nesimaitina greičiausiai dar. Nevalgo, tai žiūrėsim, neperdžiūvė, gal jau laikas ir valyti. Ruošt bus tuoj. Geresni orai prasidės. Ir tvarkyt lapus. Vaizdelis tai nekoks, bet ką čia norėti. Viskas čia išmyrė. Maišai tokie, kai kurie pilni drėgmės, kurie taip jau čia to laistymo gal visai reiktų. Na. O čia šlapia. Laistymo. Kokių, jeigu saulutė pašvies, tai už 2-3 savaičių ar nenori reiks palaistyti. Bet jau greičiausiai kitą savaitę reikės pradėti čia tos lapus valyti. Čia taip atrodo. Einam dar kitą pažiūrėsiu. Tas kitas jau nėra labai svarbus, nes čia 4 metai tos uogos bus bulkios, bet jų vis tiek greičiausiai bus. Ir turėtų būti daug, nes krūmai bilia kokio dydžio. Čia dar 2 aukštas yra, bet jau daugiau 2 aukštą nebeliks. Šiemet jau po sezono viską lauk. Ir naujai, jeigu sodinsiu, tai reiks sodinti. Tai jau 2 aukštą nebedarysiu. O čia va jau bando lyst. Kažkas čia saulutė buvo išlindus. Irgi. O čia šlapi. Irgi yra visokiausi. Tai va. Tai va tiek žinių šiam kartui. Šiandien savaitgalis važiuojam Utmakovas pažiūrėti. Tai va, gal kažką dar įkelsiu ir iš tenai. Ir šiam kartui bus tiek.